Tai pirmiausia apie buy pozicijas. Tarkim, yra 5 tipai, kaip mes galime daryti užsakymą. Pirmas yra market execution. Tarkim, ateina trade idėja, kažkuris edukatorius atsiunčia trade idėją ir parašyta buy now arba buy gold. Vadinasi, mes iš karto, kur bebūtų kaina, toj vietoj ir perkame arba jeigu sell parduodame. Kaip vyksta su pending orderiais, mes galime pasirinkti, tarkim, buy stop ar buy limit. Kuo dabar jie skiriasi? Buy stop reiškia, jeigu mes turime kainą štai čia ir norime parduoti nuo šitos žalios vietos. Vadinasi, kaina yra žemiau negu ta, nuo kurios mes norime pirkti, ne parduoti, o pirkti. Taigi, buy stop vadinasi eis, palies šitą liniją ir toliau tikimės, kad eis į viršų. Taigi, buy stop, kaina žemiau, eis į viršų, aktyvuosis ir toliau eis į viršų. Buy limit, mes turime kainą aukščiau, mes galvojame, kad grįž šiek tiek į apačią, pratestuos šitą liniją ir toliau atsimuš ir eis į viršų. Tai yra buy limit orderis, pasieks kažkokį limitą ir toliau eis į pusę, į kurią mes ir numatėme, buy limit. Sell orderiai yra atvirkštiniai, tai mes turime sell stop, kai buvo buy stop, į viršų toliau tęsia, o sell stop toliau tęsia žemyn. Taigi kaina yra aukščiau, mes galvojame, kad ir toliau mes turime downtrend čia ir galvojame, kad ir toliau eis žemyn. Čia nėra jokios analizės, tai yra tik tais pavyzdžiai, kaip matome visur tas pats grafikas ir 4 skirtingi variantai. Tai kaip matome, sell stop, kaina yra aukščiau, pakris žemyn ir toliau eis žemyn. Jeigu mes taip galvojame, dedame sell stop orderį, čia bus mūsų entry pozicija, tiesiog įrašysime šitą kainą ties entry. Vadinasi, kai pasieks šitą liniją, aktyvuosis užsakymas, mūsų stop loss bus irgi uždėtas ir take profit kažkur žemiau taip pat. Sell limit yra atvirkščiai. Mes galvojame, kad prieš selinant, tai prieš einant žemyn, kaina dar pakils iki tam tikro levelio, tarkim čia yra kažkoks levelis, išsitestuos tą levelį ir tada kris žemyn. Tai būtent tai yra sell limit orderis. Svarbiausia žinoti, kur esamuoju laiku yra kaina ir ties kuria vieta jūs norite pirkti arba parduoti. Ir tokiu atveju vėl kaina palies šitą tašką, aktyvuosis, mūsų stop loss galbūt bus kažkur aukščiau ir take profit kažkur žemiau, nes tai yra sell, mūsų targetas žemiau, nes mes parduodame. Tai čia tiesiog labai paprastai, trumpai mūsų pending orderiai ir